Taigi papasakosiu, kaip aš suderinu 100 darbų vienu metu. Kadangi ir kuriu turinį, ir mokausi, tai reikia viską mokėti suderinti. Ar moku nelabai, atsikėliau 8:30, susiruošiau ir ėjau į mokyklą rašyti matematikos kontrolinio, nes nieko nėra svarbiau už matematiką gyvenime. Aš jau kontrą iš karto lėkiu jau. Staigiai sėdau į mašiną ir važiavau į sodybą, kur filmavome bendrą video ir pagal viską aš jau turėjau vėluoti. Štai išrimto, kaip atrodo mano fitas šiandienos. Sakyčiau, visi kiti vėluoja, tačiau turbūt čia aš per anksti atėjau. Po kontrolinio vyksta bendri filmavimai. Turi niekur ir buvo žiauriai sunku čia atvažiuoti dėl bele kaip slidaus kelio. Akviliau, kaip jūs išvažiuosi, tai čia jau yra klausimas ateičiai. Tokie kalėdiniai, eik tu savo. Ir kai atėjo ta ateitis, tai pastebėjom, kad labai yra sunku išvažiuoti į kalną slidžių keliu. Buitiškai tariant, užklimpom, aš buvau atsakinga už kontento kūrimą, kadangi nei mašinos patrauksiu, nei informacijos naudingos duosiu, kadangi aš tik teoriją išlaikiau. Atklimpus variau pavalgyti, kadangi turėjom tokią pertraukėlę. Dar turiu kažkur 1:30. Laikas stumiau Akropolį ir radau tokią gražią gertuvę, pažiūrėk, kokia graži rožinė spalva. Ir kai jau akys merkinėjęs, variau į restoraną, kur bus degustacinė vakarienė, tai jau per anksti vėl. Po to 20 minučių pralaukiau koridorių, kadangi nežinau, ar man čia ateiti, ar laukti kitų. Taip, žiauriai faina vakarienė, labai fainiai viskas gavosi, gavom tokį degustacinį čeburėką, asmeniškai manau, kad tikrai yra geresnė, bet šitą savo. Grįžtant namo, biškai pamėgau, bet negalėjau normaliai miegoti, kadangi žinau, kad dar darbai laukinam. 1 valandą dar sėdu prie kompo damušinėti projektus ir galiausiai viskas, ėjau miegoti, daugiau turiu Instagram'e knyguolę.